šiandien pakalbėti apie sveikatą per labai trumpą laiką, kada sveikata yra kaupiama visą gyvenimą, kada ją puoselėjam, kada ją prarandam, jinai tampa ypatingai vertinga ir mūsų tampa augiama. Šiandien norėčiau iš karto visus jūs čia esančius labai pasveikinti, kad jūs šiandien užsiimate tuo darbu, kuriuo Lietuvoje medikai ir aplamai visuomenė užsiima dar labai mažai. Tai jūs šitą grupę, kuri rūpinatės savo sveikatinimu, jūs atliekate tą vadinamą profilaktinį darbą savo šeimos, savo artimųjų, savo draugų. Tai yra nepaprastai patikėta vizija, kurią jūs atliekate šiomis akimirkomis ir kurią jūs atlikote jau iki šiol. Manau, kad auditorija yra labai patyrusi ir tik tai iš kuklumo noriu paklausti, ar yra čia kas galėtų pareikšti, kad aš atvykau pirmą kartą į tokį renginį. Rankų kylančių nėra. Viena, du. Tai aš skaitysiu, kad aš dirbu absoliučiai su sveikos gyvensenos specialistais, profesionalais, kuriuos dabar Lietuva skambiai įsipareigoja prieš visą Europos Sąjungą, pradeda ruošti kaip profesionalus. Jūs tikrai jau aplinkite laiką. Padėti savo artimajam, tai yra tokia kilni misija ir jinai susideda ne iš taip labai sudėtingų dalykų. Pirmiausia, kaip jūs patys suprantate, noras. Mes iš šitą pasaulį atėjom su daug įpareigojimų. Vienas iš jų yra galbūt socializacija, kūrimas, bendravimas. Kita misija jau daugelis iš mūsų čia atvykome biologinę. Kaip sakant, turime savo palikuonis, turime vaikus, anūkus. Ir tos misijos dėka mes bręstame ir tam tikrus poreikius pažinti save, turbūt netikėtai gyvenimas nieko mums neskiria. Viskas yra sudėliota, kad šiuo laiku ir tuo momentu aš turiu būti čia ir dabar ir žinoti daugiau negu iki šiol žinojau. Aš pati sėmiau žinias ir turėjau didelę emocinę pakrovimą. Šių metų sutikimas, kalėdų sutikimas vyko Kinijoje. Taip, kad prieš šitą auditoriją turiu ir tam tikrų įspūdžių, ir tam tikrą supratimą apie pačią šalį, nors su Kinijos kompanija Kokau praktiškai dirbu nuo pačių pirmųjų dienų, kai tik tai jinai buvo atvykusi į Lietuvą su savo produktais. Istorija, aišku, yra įdomi ir jinai galbūt neturėtų jums sukelti daug dėmesio šitą kryptim, bet pabuvus pačioj šaly pradedi suvokti, kokia tai milžiniška, kokia tai didžiulė šalis ir kokia tai yra tušti šalis. Ir keičianti požiūrį ir nuo jos politinių sprendimų labai daug kas pasaulyje šiuo metu priklauso. Visų akis tiek didžiųjų, tiek Trumpo, tiek Putino, akis dabar visada įvykus bet kokiai situacijai yra nukreiptos, o ką pasakys Kinija, kurią pusę palaikys. Tai kad Kinijos tiek pati šalis, tiek jų filosofija, o ypatingai aš esu medikė, tai aš labiausiai gilinausi į kinų tradicinės medicinos filosofiją, jos sveikatinimą ir šiandien turbūt aš praėjau, esu tas medikas, kuris buvo paruoštas ant bangos, kai buvo tik tai chemija, tik tai nailonai, tik tai kremplėnai, atsimena turbūt šitą auditoriją, kaip mes visi troškom įsigyti šitos daiktus ir turbūt šiandien net nenorėtumėm jų užsidėti ir nešioti. Tai absoliučiai nebuvo jokios paskaitos, jokios informacijos apie tą, ką mes turime šalia savęs, apie gamtą, apie augalus, apie veikimą, apie dvasingumą. Tikrai kiekvieną dieną semiesi žinių ir stebiesi, kad aš dar iki šiol šito nežinojau. Ir mano šios dienos pagrindinis tikslas bendraujant su jumis, kad jūs susineštumėt nors vieną sakinį, kurio dar nebuvote girdėję.
Tai yra didžiausia vertybė ir manau jūsų atvykimo tikslas. Supažindinti su kinų tradicinė medicina, jie tikrai mokosi ir šiandien veikia institutai. Aišku, aš kinų kalbos nemoku, suspėjau išmokti tik tai pasisveikinti. Ni hao, jeigu atvažiuos kinų delegatai pas jūsų, mokėti tik pasisveikinti, tai yra labas. Jeigu norėsit pasakyti ačiū, sakykite šeši. Tai va, jūs daug būsite žmonės. Ir ten be gido praktiškai kaip ir be ratų. Ir man pasisekė, kad mano gidas buvo baigęs tradicinė kinų medicina. Ir visais, kaip sakant, visais syvais, ką aš žinojau, stengiausi iš jo lūpų išgirsti. Ar tai tiesa, ar tai tikrai pas jūsų tie augalai ir tie poveikiai pas jūsų tokie yra. Ir pagrindas, kad mes save sveikatintumėm, subalansuotumėm. Šiandien galbūt mes turime daug faktorių, daug aplinkos, daug mitybos, daug mūsų įpročių, mūsų mąstysenos, mes galim save per kokią prizmę pažiūrėsi, bet kokį reiškinį, ar tu pažiūrėsi per neigiamą ar per pozityvę, taip tavo organizmas pasirodo girdi ir tavo kalbą, ir tavo raides, ir tavo ištartą nuotaiką, ir tavo galbūt mes šypsomės sutikdami kažką, o mintyse kažką kitą, ir organizmas tuos visus impulsus gauna ir mus praktiškai valdo. Valdo, kaip mes žinom, valdovas yra centrinė nervų sistema, po to antroje vietoje yra hormonai, visa endokrininė sistema, ir kraujotaka, ir visi vidaus organai. O pats galingiausias ir pats didžiausias mūsų objektas, apie ką mes turėtumėm šiandien kalbėti ir žinoti, tai yra ląstelė. Aš jums iš savo patirties galiu pasakyti, kada aš pradėdavau savo pasiruošimą ir ieškodavau informacijos, ko tai mūsų ląstelė šiandien reikia, pasirodo, aš buvau labai taikliame savo paieškų taiklioje pozicijoje. Ir šiandien jau yra netgi toks mokslas, vadinasi nutriciologija, būtent mokslas apie ląstelę. Ir ko tai mūsų ląstelė labai reikia, pasirodo, jinai visiškai nėra išranki. Jie reikia kaip ir mums visiems, ir deguonies, kaip mums visiems reikia kvėpuoti, reikia geros kraujotakos, kad atneštų, taip vadinamo transporto, kad man atvežtų į parduotuvės visus produktus ir išvežtų visą, ką mes sukaupėm šiukšles, tai tuo pačiu principu veikia ir ląstelė. Ir jinai prašo kiekvieną sekundę vandens įtakos ir reikšmės mes dar iki šiol nesuvokiam. Yra autorių, kurie jau teigia, kad mums vandens reikia labiau negu maisto. Tik tai mes esam nuo kūdikystės, nuo vaikystės supainioję tas funkcijas. Mes pirmoji eilėje įsirašę į savo atmintį, kad mums pirmoji eilėje yra maistas. Atsiminkit iš mano patarimą, jeigu jūs sumanėte, kad jums tikrai reikia pavalgyti, galbūt pirmą pasitikrinkit, ar jūs nenorėjote atsigerti. Nes pasirodo, sotumo centras ir troškulio centras yra šalia vienas kito kaip kaimynai. Ir kurį užduodė, tą mes tokį rezultatą ir turime. Ir ta kiekviena ląstelė prašo mums vandens, baltymų, riebalų, angliavandenių, fermentų, deguonies, įvairių amino rūgščių, vitaminų, mineralų. Visą tą, jeigu jūs paimtumėte bet kokį maisto produktą, jūs tą sudėtį visur rasite. Paskaitykite, jūs rasite, kiek yra cukrus, kiek yra baltymų, kiek yra riebalų. Tik tai, aišku, tą proporciją išbalansuoti, kiek tam pagal amžių ko reikia, čia jau reikia tam tikrų žinių, bet yra lentelės, kas gilinasi, tą tikrai gali suvokti. Ir štai, apie ką mes kalbame, tai būtent ta jos didenybė, būtent ir yra ląstelė. Jinai, kaip matote, čia kaip iš kosmoso pasaulio, lyg tai turi savo sienelę, turi įėjimo vartus, turi savo kodą ir ląstelė ne bet kas gali įeiti. Tik tai galbūt koks virusas ar kokia bakterija, tam tikro apgaulės būdu ištirpčiusi sienelę ar panaudojusi kokias tas sienelės maisto medžiagas gali patekti į organizmą. Ir kodėl šiandien mes daug galim padėti mūsų ląstelei, pasirodo, kompanijos vaistingųjų grybų preparatai atitinka visus tos poreikius. Visus tos poreikius, ko reikia mūsų ląsteliai.
tiek pamaitinant, tiek ją apsaugant, tiek jai padeda pasidalinti, augti, bręsti ir taip pat, kaip ir mūsų organizmas ląstelė irgi turi tam tikrą savo gyvenimo laikotarpį. Ar žinote, kas mūsų organizme pats jauniausias ir pats niekada nepasensta? Ar atspėsite? Auditorija turbūt uždėsiu didelį pliusą, kad jums aš pasakysiu naujieną. Pats jauniausias ir nesenstantis yra mūsų liežuvis. Garbė jam. Tai virškinimo trakto ląstelės atsistato po 3-5 dienų. Jeigu jums nudegė liežuviukas arba mojukas, jūs pažiūrėkite už pusdienio, jau jūs beveik ir nejaučiate išgėręs karštos kavos, kurie lyg tai sukėlė stresą. Ir vaistingųjų grybų preparatai būtent atitinka tą biologinį poreikį organizme, todėl, kad jie yra, kaip mes šiandien medikai pasaulyje dar ginčijasi, kas yra grybai, ar augalai, ar gyvūnai. Ypatingai, kai jūs nagrinėjate ir vartojate kordycepso preparatus, jis čia mums ir atveria visą paslaptį, nes jisai praeina ir lervos stadiją, ir grybo stadiją, ir kaip drugelio, ir panašiai, kažkas panašaus persipina. Bet turbūt šitų grybų poveikis priklauso nuo jo, iš kur mes jį gauname. Mes dabar tikriausiai turiu drąsiai pasakyti, kad Lietuvoje mes turime maisto perteklių. Ir Andriukaitis sakė, kad jo didžiausia problema, skaitė turbūt vakar, kad jis sveria 81 kilogramą, o maisto atliekų reikia išmesti Europos gyventojų 173 kilogramus. Tai yra, jeigu atvirai kalbant, tikro, teisingo, sveiko ir gero maisto Lietuvoje reikia paieškoti. Sutinkat? Taip? Miltai, cukrai ir hidrinti riebalai, ir kaip mes tas gamindami maistą jam pakenkiam. Ir pusgaminiai, ir įvairūs konservai, tikrai šitą auditoriją tikiuosi tikrai nenaudoja. Pas mane į kabinetą ateina labai daug kompanijų. Ir dažniausiai tų kompanijų aš užduodu keletą klausimų. Ar jūsų siūlomas preparatas yra natūralus? Ar jisai pasisavinamas ir patenka ten, kur reikia, kaip jis praeina virškinamojo trakto barjerą, kadangi aš esu gastroenterologė ir puikiai žinau, kai esant virškinimo trakto susirgimams gali auksinė kapsulė, auksinės tabletės neturėti jokio poveikio, jeigu jos nepraeina uždegiminio, paburkusio, patinusio skrandžio ar dvylikapirštės ar plonojo žarnyno gleivinės. Jinai geriausiu atveju išeis ten, kur išeina visos mūsų atliekos. Ir tada klausiu, kokia gamybos technologija panaudota. Ar ten yra aukštas slėgis, ar ten yra šaltis panaudotas, ar yra cheminių būdų, ar tai yra natūralus preparatas. Kada šitokius klausimus užduodi, dažniausiai kompanijos atstovai, atsimenu, Druskininkuose turėjome konferenciją ir į mano klausimą sakė, atsiūs atsakymą kompanija, iki šiol laukia. Bet tai buvo jau ir senai. Kaip mes priimsime tą preparatą, priklauso ir nuo organizmo būklės. Esate girdėję turbūt, kad ir vanduo padeda. Yra dvi grupės, kada mes tyrėme vaistus, yra ruošiamos kelios grupės, kaip pasakyti, gal ne pacientų, bet tų tyriamųjų asmenų. Vieniems vienai grupiai yra duodami, vadinami placebo, kur jokio vaisto nepriemonės nėra, kitam duodamas preparatas, o kitam duodamas dar kažkas šalutinis. Ir patikėkite, yra grupė žmonių, jeigu tu esi gerai nusiteikęs, tu esi optimistas, tu žinai, kad tu pasveiksi, kad tu čia naudoji, sako, išvestas vanduo padeda. Ir tai tikrai tam tikras kiekis iš tos grupės, kur nėra jokio vaisto, turi pagerėjimą arba yra jums tekę tokių situacijų, kada kaimynė serga, kada draugė serga, ir man tas pats. O mes, kai studijavom mediciną, kai tik prasiverti klinikinės situacijas, man tas pats. Čia yra kolegė daktarė, mes
mes išgyvenom visas ligas. Ir man tokia liga yra, nes visi simptomai. Nuovargis, galvos skausmas, kad koks nors nevirškinimas, užkietėjimas, ar koks silpnumas, ar kažkas tai. Ir kai su tokiais skundais nueini pas gydytoją, gydytojas iš karto nieko negali pasakyti. Mes visi gydytojai esam priversti jūs patyrinėti. Kokie tie tyrimai? Rutininiai, kraujo šlapimo, elektrokardiogramą, ką dar jums iškiria. Kažką pasiūlo, rentgeną, jeigu reikia, taip. Ir kada ateina atsakymai, gaunasi kas? Visi tyrimai geri, o mes jaučiamės blogai. Dažnai būna taip. Tai yra tokios širklės vadinamos, kada daktaras ieško ligos, pacientas nori vaistų ir nori diagnozės. Aš asmeniškai, kai aš nieko nerandu, aš džiaugiuosi. Aš tada paaiškinu, ką galima pakeisti, kad pasijausti geriau. Paprasčiausiai vėlai vakare nevalgyti, kad tas maistas nebūtų, nerūktų, nes iš ryto mums blogas kvapas, pykinimas, galvos skausmai, nėra nuotaikos, išlipau ne tą koją, mėgojau, bet nepailsėjau. Mano vienas pacientas sako, nu tiek mėgojau, o atsikėliau pavargęs. Reiškia, jis tikrai serga, jis nemeluoja. Tai va, kokia mūsų organizmo būklė ir kiek to preparato patenka ten, kur jo reikia, į tą garbingąją ląstelę. Dabar kaip ir maistas yra sakomas, nesvarbu, ką tu ir kaip tu valgai, o svarbu, kiek ir kaip to suvalgyto maisto pateko ten, kur jo reikia. Kiek jo suskaldoma, kiek jo susiurbama, kiek jo išnešiojama, jeigu yra kokia užšalusios galūnės ar spasmuotos kraujotaka, aišku, tos ląstelės mitybos negauna. Ir čia matote šitą paveikslėlį, tai yra kiniečių, šiuolaikinė kiniečių vaistinė. Miestas čia yra Handžau, pakeliui į Pekiną, arčiau į pietinę dalį Kinijos. Ir tai yra pati pirmoji Kinijoje vaistinė. Ir kaip matote, vaistai šitose lėkštutėse. Ir šitaip sveria, išsineša plastmasinius maišiukus ir geriami įvairiausi autoriukai, įvairiausios sudėtinės dalis. Ir be abejo, merginos vaistininkės su kaukiam, užsidėjusiam, sveria ir atnešamas gydytojo receptas. Vis tik tai mokslas yra labai rimtas, labai subtilus, labai arti gamtos, viską reikia pažinti, subalansuoti. Ir ganėtinai tom dienom mes matėm nemažai lankytojų šitoje vaistinėje. Taigi, kaip šitie mūsų preparatai yra pagaminti, FOCOP preparatus, kuriuos mes naudojame, yra absoliučiai natūralūs. Šitą auditoriją jau ne vieną kartą, jeigu savaitę pralaikė, tai atsisveikinkit su šito preparatu. Jisai sugenda, nes yra natūralus. Kadangi nėra jokių cheminių konservantų, stabilizatorių, todėl mes skaistuosius FOCOP kardicepso preparatus laikome šaldytuve, naudojame keletą dienų, per tiek laiko reikia sunaudoti. Taigi, gamybos technologija mes įsitikinam, kad čia yra absoliučiai iš aukštesniųjų grybų išgautas preparatas, ekstrahuotas slėgio temperatūros pagalba. Jis turi tam tikrą vakuuminį konservavimą ir paskui chromatografiniu būdu pagal spalvą jis dar yra atskiriamas, selekcionuojamas ir patenka į tuos ekstraktą. Vaistingųjų grybų ekstraktai išsaugo visas biologiškai aktyvius preparatų komponentus. Šiaip mes grybų galime pasigrybauti, pavalgyti ir turbūt šitoje auditorijoje pasakysit jau iš visų savo žinių žinote, kad grybo organizmas nepasisavina. Kaip sako, kokį suvalgėt, tokį galite ir paskui matyti. Jisai nei skrandžio sultis, nei kasos, nei kepenų sultis, grybo šito apvalkalo nesugeba ištirpinti. Tai todėl buvo reikalinga japonų, amerikiečių, kiniečių, mokslininkų, biologų pastangom, buvo iš grybo, analizavus ir susipažinus, kas ten randasi, kad ten randasi nepaprastai naudingi žmogaus ląsteliai, naudingos veikliosios medžiagos, jie padarė ekstragavimą. Šitą ląstelės sienelę grybo praktiškai
visų tų metodų dėka ištraukia ekstraktą sudėtinę dalį, kurios mes niekaip negalėtume pasisavinti. Vien dėl šitos technologijos mes turime prieinamą mūsų organizmui, mūsų ląsteliai veiklėje medžiagą, kuri jau pradeda veikti mums tik prilietus burnos gleivinėje, liežuvyje pirmus lašus pradėjus naudoti. Aišku, pirmoje eilėje savo gydo klausiau ir labai norėjau pamatyti šituos preparatus Kinijos šitoje vaistinėje. Deja, jis man parodė žaliavą. Šitą auksinę blizgantį lėkštutę, tai yra žaliava, pats korticepsas. Čia gaila nelabai matosi tos kainos, brangus labai preparatas, bet kai pagalvoji, kai mes turime jau tikrą, gryną, ekstrahuotą medžiagą, kuri prilygsta, galima lašinti į kraują ir lašelinę, ampulėje, skystam pavidale, prieinama, tai mes tikrai turime didelį technologinį šuolį ir plius per tokį atstumą atkeliauti iš Tibeto kalnų iki Lietuvos, iki Kauno, iki Klaipėdos, iki Palangos ir visus mūsų aprūpinti šito preparato yra 21 amžiaus stebuklai. Kada paklausiau, kodėl pas jūsų vaistinėse šito preparato nėra, aš kelionėje turėjau šitą koko eliksyrą ir keliaujant, aišku, gydytojas turi turėti kažką atsargos, ne tik savo, bet ir artimiesiem, ir kitiem asmenim. Ir visiškai puikiai, tik pajutus pirmus slogos pojūčius, tiesiog šito šiaudelių plasmasinių patraukiau, sulašinau į vieną, į kitą nosytę ir užkrėčiau su šitą idėją. Atsikeliant rytą, sako, Alėtų, žiūrėk, man slogos nėra, aš niekada jau pradeda gerklės, slogą, aš jau nieko nesustabdau, tai užkrėčiau ir savo, taip vadinamą kabutėse pacientę, skystųjų grybų paieškom Kinijoje. Patikėkit, neradom. Radom tik Lietuvoje. Tai paskui ir paslaptį sužinojau, kodėl taip. Ir tai yra tikrai ilgas kelias ir, sakyčiau, kelias labai sėkmingas mums. Patys kiniečiai, jie naudoja žaliavą ir jie labai daug šitų grybų, aukštesniųjų, vaistingųjų, veikliųjų grybų naudoja savo mityboje. Ir jie, pavyzdžiui, šitas gydas baigęs tradicinę kinų mediciną, jis visur man pabrėždavo labai didelės dozes. Bet tiesiog norėdama gauti daugiau žinių, kadangi mes europiečiai grybų labai mažai valgom, nes skaitom, kad jie mums nelabai ir jų dozės buvo didelis dėl to, kad jie jau nuo vaikystės, nuo kūdikystės draugauja su šitais įvairiais per maistą. Labai daug. Net salotose būna lindžiai grybų įdėta, šitakė, meitakę, įvairiuose patiekaluose, kaip mes mėgstam tokius koldūnus daryti, tai pas jų ten irgi pagaminta atitinkamai. Taigi, ką mes šiandien labiausiai norime parodyti tą kelią, kaip mūsų organizmas priima šitą preparatą, šitas vamzdis, ar atspėtumėt, kas tai galėtų būti? Taip, tekėjas, kapiliaras, tai yra kraujagyslė. Per ją ateina ne mėsytė, ne dešrytė, ne kulkutė, o ateina jau suskaldytos, suvirškintos, didelį darbą atlikios, tas maisto medžiagas ir tuo pačiu to kapiliaro ateina ir tų mūsų panaudoti, bet kokie medikamentai, bet kokie vaistai ir jie praeina, pažiūrėkit, kur užtai viršūnėje yra ląstelės. Jie turi praeiti dar kontrolę. Jeigu per saldus, per riebus ar kažkas, tai yra filtras, yra nervinės galūnėlės, jos siunčia mums, jeigu per saldu ar per sūrų, mums siunčia į centrinę nervų sistemą, kad mums reikia atsigerti vandens ir panašiai. Jeigu ateina kokia mūsų kraujo tėkmė, bakterija, virusas, tai yra imuninės ląstelės apsauga yra. Ir šiai dienai iš visų fokau preparatų į pirmą vietą aš šalia skystųjų grybų preparatų padėjau dėja pažįstama jums, taip vadinama Hai Cao Gai, irgi kiniečių
kalbos mokymasis yra irgi pažanga. Mes jį vadiname paprastai kalcio preparatas, bet jeigu jūs pažiūrėtumėt, kalcio yra labai mažai čia. Čia yra tiek pridėta visų ląstelei reikalingų maistinių medžiagų, ir magnio, ir amino rūgščių, ir B grupė, ir vitaminas D, ir sočios ir nesočios riebalinės rūgštys, kadangi šalia yra mūsų žalioji medžiaga spirulina, dumbliai. Jeigu pasaulyje įvyktų katastrofa, mokslininkai sako, kad gelbėtų gyvybę mūsų žmonijos 3 preparatai. Tai yra dumbliai, aukštesnieji grybų preparatai ir bičių produktai. Kodėl? Todėl, kad jie atitinka mano tos kalbamus jums šiandien visų ląstelių poreikius. Jie turi savyje visą informaciją, viską sukauptą. Ir noriu dar priminti, galbūt ir daugelį žinote, kad kalcio mes gana daug gauname su vandeniu. Pastebėjot, kaip mūsų virduliukai, kaip juos dažnai reikia valyti. Gauname su maistu, su pieno produktais, su žaliavalgio daržovėm. Vienintelis, kas neturi kalcio, tai nerasta brokoliuose ir žaliuose žirneliuose. Visa kita, ką jūs valgote, gaunate. Ir ilgą laiką aš galvojau, kodėl Fokol kompanija šitaip mažai šito kalcio čia įdėta. Čia yra joninė forma, aktyvuotas skystam pavidale, gėlio pavidale kalcis. Jis yra tas vadinamas neorganinis, ne milteliais, kuris praktiškai neprasiskverbia pro mūsų virškinamąjį traktą. Kalcis yra labai įnoringas, kad jisai įeitų, jeigu mes geriam kokį kalcigraną, jis turi turėti šalia kompaniją, turi turėti vitaminą D3, tirkitės vitaminą D3, labai prašau jūsų. Tikrai šiandien Lietuvoje yra epidemija vitamino D trūkumo. Jeigu jūs jaučiat sąnarių kaulų skausmus, atsistatę vitaminą D, jūs tikrai pasijausite geriau, tai yra ne iš vieno patyrimas praktika. Kalcis neina niekur be magnio, jisai turi turėti magnio. Šiandien jau atsiranda mokslinių tyrimų, kad iškeliamas į pirmą planą magnis, nebe kalcis, o magnis. Tai vėlgi puikiai supratau, kodėl rytų medicina su kalciu pasielgė šitoje kapsulėje gana kukliai ir įdėjo tokią, kad jinai yra auksinio standarto. Jinai praktiškai nieko nelaukia, jinai kompanijoje turi ir D vitaminą, ir magnį, ir B grupę, ir puikiai patenka į mūsų ląsteles. Ypatingai jisai reikalingas maitinančio mamytėm, nėščiosio, kaip jūs jau žinote, kalcio, augimo šuoliai periode, kada vaikai yra gimimo, kritimo, keitimosi metu, sportininkų niekada neaplenkite, jeigu turite šeimoje, artimoje aplinkoje sportuojančių, aktyviai dirbančių arba prakaituojančių. Pagaliau pavasarį šita visa auditorija turbūt už mėnesio čia nesusirinks. Dauguma jūs būsite savo sodeliuose, darželiuose, taip, ten jūsų laukia. Jūs pradėsit prakaituoti, neužmirškite kalcio. Kalcį aš visada prašau naudoti, visi mineralai, norėčiau, kad tą irgi skleistumėte, visi mineralai pasisavinami geriausiai antroji dienos pusėje pavakarę. Nuo 17 iki 21 valandos yra veiklusis meridianas inkstų, kuris nešioja būtent atsakingas už mineralų pasisavinimą. Jeigu jūs išgėrę kalcį, nueisit į sauną, nueisit į pirtį, užsidėsit parazoterapinius kryželius, kur turite, juosmenių ir kaktų, tikrai turite, tai jūs tą zoną, kur jau probleminė, tikrai greičiau pamaitinsit kalcį. Kalciui patekti į kaulą, jūs manote lengva. Į kaulą kraujagyslių nėra, kraujotakos nėra ir patekimas į kaulą vyksta tik per judesį. Štai kodėl mums dievulis baudžia, jeigu nejudam, tai tas raumuo bus nemaitinamas, nebus kraujotakos, nebus. Čia atėjęs su krauju į sąnarinį skystį kalcis, per judesį, kadangi antkaulis yra minkštas, jis toliau siunčia į kaulą. Kaulę kraujagyslių tikrai niekada mažai randate, ne? Yra kaulų čiulpai, yra kraujotakos organai ir panašiai. Tai kalcio preparatus ypatingais atvejais
tikrai tam tikro sezono metu aktyviau juos panaudoti. Kągi jie įtakoja mums? Mes jau čia aptarinėjom, kad jie įtakoja šitie preparatai, kad būtumėm sveiki, ko mums reikia. Reikia, kad organizmas turėtų energetinių rezervų. Iš kur tų energetinių rezervų gauti? Iš gero bendravimo, iš kavos puoduko, iš gerų žinių. Geriau jaučiamės, ne? O jeigu kas nors, o čia blogai, o toks sutapimas ir dar man blogai, ir kažkas skauda, aš manau, kad tie energetiniai meridianai tikrai nelabai tekės, nelabai mes turėsime kokį gerą rezultatą. Ir toliau tą energiją mes galim turėti, bet tą energiją gali būti sunaudota ne tam, kur reikia. Jeigu mes būsime labai užsišlakavę, kaip sakant, sukaupę labai daug per savo gyvenimą toksinų, šlakų, niekada nesam prasivalę, taip sakant, savo organizmo. Organizmas turi natūraliai sugebėti apsivalyti pats nuo medžiagų apykaitos produktų. Bet deja su amžiumi šitas apsivalymo procesas sunkėja, lėtėja ir galime turėti tokių nepalankių situacijų ir krenta imunitetas tada. Kada mes susirgam, atrodo, atlaikom didžiulius stresus, žiūrėkit, biškį atsipalaidavom ir mūsų imunitetas parodo, kad jis buvo didelė įtampai, atsipalaidavus, jisai grįžo ne į normą, o į žemesnį lygį. Ir mes tada jau patiriam vienokį ar kitokį, ar virusinį, ar bakterinį, ar kokį kitą susirgimą, arba lėtinių ligų paūmėjimą. Kaip mes sugebame valdyti stresą šiandien? Galbūt tą stresą valdyti, kaip mūsų moko, jūs turbūt irgi praeinat tas treniruotės, padeda labiausiai, sako, padeda kvėpavimas ir tavo mintis. Ir stresas ką daro mums? Daro spazmus kraujagyslėse, tirština kraują, kodėl insultai, infarktai ir panašiai, tai yra kraujotakos sutrikimai, tai yra streso daugeliu kam. Ir dažnai mes galime to pasakai turėti dar kol kas ne ligą, o paprasčiausiai prastą savijautą. Ir energinius tuos rezervus galime gauti iš maisto medžiagų, bet naudojant vaistingųjų grybų preparatus mes taip pat gauname energiją, nes jie sugeba eiti pagal meridianus, patekti į tuos probleminės zonas organizmo, padėti jam greičiau atsistatyti ir greičiausiai reikia tos nusilpusius, pažeistus nuo išorinių ir vidinių faktorių mūsų ląstelės arba organų taikinius. Ir priminti, tikrai auditorija žino, kad vaistingųjų grybų preparatai yra labai greito veikimo bioimunoenergomoduliatorių. Jeigu mes dažnai gydytojai po persirgtos ligos sakom, panaudokit vitaminus, ten pagerkit žuvų taukus, daugiau vaisių, daržovių, bet taip grubiai, nedetalizuodami patariame susireguliuoti imunitetą. Bet būna situacijų, kad ne visada organizmui reikia to imuniteto aktyvinti, ne visada jo reikia slopinti. Mūsų siekiamybė ir mūsų tikslas, kad imuninė sistema kaip ir viskas organizme būtų balanse. Kaip ir temperatūra 35 jau yra blogai, 39, 40 yra labai blogai. Gerai jaučiamės, tai turim 36 ir 6. Ir kraujo spaudimų, ir viskas taip mūsų organizme yra subalansuota. Išmiegojom, pailsėjom, pas mūsų miego metu viskas atsistato, atsinaujina, pasisavina ir tada tik užtenka sutrikdyti miegą, mes turime jau problemą, turime nekokybišką savo dieną. Ir bioimunoenergomoduliatoriai korektoriai yra. Jeigu mūsų nukreipimai organizme pusiausvyrą išderinta, ją yra tikimybė atstatyti. Ir būtent greito veikimo pirmasis mūsų preparatas yra eleksyras Feniksas, skystam pavidale, ir jisai būtent patenka apie tą ląstelę, kurią kalbėjau. Efektyviai padeda prie ūmių uždegiminių ligų. Mano kolegė, skaitydama
paskaitą prisiminė situaciją, kaip jinai padėjo nuimti dantų skausmą. Aš tikrai, kaip medikė, negalėjau patikėti, nes dar nebuvau girdėjusi mūsų medicinos pasaulyje, kad būtų koks preparatas, kuris nuimtų dantų skausmą. Nebent aspirinas, ibuprofenas, analginas didelė dozė ir tai nenuima. Bet šitas preparatas, jisai sugeba staigiai, kaip aš sakiau, momentiniai, už kelių, už 3 sekundžių, jis jau yra toje zonoje, kur reikia, mažina patinimą, paburkimą, kas yra danties pulpos uždegimas, tai yra patinusi kraujagyslė ir spaudžiamas nervas, kai vyksta ten paburkimas ir to nervo niekaip negali nuslopinti. Pasirodo, šitie preparatai labai greitai veikia į uždegiminį procesą. Aplamai burnos gleivinė labai yra surišta tiek mikrobinių, tiek gleivinės irgi su mūsų imunitetu. Ir ten mes turime tam tikrą kiekį bakterijų ir virusų sankaupų, reikalingų ir nereikalingų. Todėl mes kiekvieną vakarą stengiamės išsivalyti, kad tų bakterijų pertekliaus būtų vis mažiau. Nes šiandien mokslininkai yra tiesioginį ryšį atradę širdies kraujagyslių koronarų sveikatą, ryšį su kapiliarinė kraujotaka burnos gleivinės. Jeigu turime problemą su dantenom, parodontozėm ir panašiai, tai žinokite, kad tas gali labai stipriai atsigiliepti į mūsų kraujotaką ir širdį, kurią mes turime saugoti. Skystieji grybų preparatai, Folko Oral Liquid, taip vadinasi ant dėžutės užrašas, vartojimą, naudojimą jūs puikiai žinote, tik tai visada aš esu kompanijai labai nepalankus daktaras, aš visada siūlau pradėti nuo labai mažų dozių, po mililitrą, po pusę, laikote burnoj ir tada jūs turite garantiją, kad jums šitas preparatas, tol kol išnyks skonis, tikrai nueis į kraujotaką, nes burnoje liežuvį yra labai daug kapiliarų ir liežuvis toks jaunas, dėl to išsilaiko, kad jis turi gerą kraujotaką. Ir jūs tikrai turėsite rezultatą. Aš turėjau pacientę Mažeikiuose, kuri kompanijos dėka gėrė, tiesiog bonkeliam gėrė šitą preparatą, bet kažkaip visiems sekėsi, jie nesisekė. Jis pasirodo, kaip tik buvo gastroenterologinė ligonė ir jai patekti šitą preparatą buvo labai sudėtinga. Kada jai buvo pasiūlytas tas dažnas ir po nedidelį kiekį čiulpimo metu naudojamas skystojo kardicepso, jau už kelių dienų iš karto pasijautė veikimą. Taip, kad kartais galite prisiminti ir homeopatiją, kur yra irgi tuo pačiu principu, per gleivines visos tie žirniukai yra čiulpiami saldus, gliukozę padaryti, čiulpiami nedidelės dozės. Galite kartais, turėdami ypatingai virškinimo problemų, pasinaudoti šito mano patarimu, tikrai turėsite geresnį poveikį. Čia galbūt sudėtingesnis bet čia yra gyvas, kaip atrodo kraujagyslė, kaip atrodo eritrocitas ir tarp dviejų eritrocitų vaikšto visi šitie mūsų maisto medžiagos ir jeigu mes panaudojame šitos visus preparatus, jie kraujotakoje yra. Kapiliaras yra labai pati smulkiausia mūsų kraujagyslė, kur ten telpa eritrocitas, o eritrocitas neturi branduolio ir matot iš čia susisukęs, gali dar deformuotis, praeitinės eritrocitas neša deguonį, gyvybinę medžiagą audiniams. Taip pat tarpe skystyje ateina ir mūsų veikliosios medžiagos panaudotos. Ką daro dar tie skystieji kardicepsai? Jie aktyvina ir reguliuoja kraujotaką, energetiką ir gijimą, kadangi turi visus fermentus, vitaminus, mikro-makroelementus. Tik per šią sistemą galime suvokti tą universalų preparato veikimo mechanizmą. Ir jeigu yra pažeista ląstelė, jinai gali pasveikti tik švarioje ir sveikoje terpėje. Nes ir mes norim gyventi, kad aplink mūsų būtų švaru, kambaryje, gatvėje, mieste. Visi principai ląstelėje, kokie sociume pas mus yra, perkelkim vizualiai į savo organizmą. Kas gali padėti apsivalyti, tai turbūt pirma po ranka pakliuvusi, kaip mes sakom, skysčiai, vanduo, arbatos, vaistažolės. Liuvei arbata šitoje kompanijoje yra neatsitiktinai. Jinai
yra laikoma šita arbata gana ilgai, kol jinai palyginti vėsioje temperatūroje, fermentuojasi, tam tikrą dalis lieka veiklaus, aktyvaus kordycepso ir kaip mano pacientai susitikimų grupėse metu sako, iš pradžio aš tą arbatą labai jaučiau, man valė žarnyną, po to jau liktai per inkstus, jinai yra kaip ir diagnostinė. Jeigu jūs ją gerite taip, kaip yra nurodyta, po 4 puodukus, šiltą, pirmoji dienos pusėje, arba iš termoso ją panaudojate, tai tikrai jinai atranda tą savo zoną, tą zoną, kur turi kažką tai nuveikti, išvalyti, atstatyti, sureguliuoti, kad būtų geras praeinamumas. Būdavo situacijų, kai buvo tokių panaudojimų labai įdomių, kol mes dar pradėjom kompanijoje pirmus žingsnius, tai mums siūlydavo tų arbatos pakelį išmesti, panaudoti augaliukams, o išmanios mergaitės naudodavo akių atstatymui, dėdavo kompresiukus, dar išmanesnės dėdavo į makštį, buvo įvairių kūrybinių atvejų, kai pagalvoji, kiek yra žmonės supratingi, iki paskutinio lašo nori panaudoti, nes tikrai pajuto poveikį. Ir per visus, per gleivines, per įvairius kitas sistemas ją panaudoja. Ir taip pat vienas iš valomųjų preparatų yra tabletuotame pavidale Gausenas. Jisai veikia dėl to, kad čia yra tokia labai reta medžiaga, kitozanas, konžakas, spirulina. Aš labai ilgai studijavau tą sudėtį ir viduje radau pasipriešinimą. Kodėl šalia tokių stiprių valiklių kaip konžakas ir yra įdėta spirulina, tokia tauri medžiaga, kaip sakiau, iš dumblių gauta, kuri mus gelbės pasaulyje. Kaip tai gali būti valomieji preparatai ir iš karto maitinamieji preparatai. Mano logikoje tilpo supratimas, kad jeigu aš valau, tai aš išvalysiu tą gerą maitinamąją medžiagą. Ir teko laukti, kol atvažiavo kiniečių lektorė ir mano klausimas buvo pirmas, kodėl tokia buvo sukurta formulė. Kodėl? Ir kitozanas, kai kuriuose kompanijose, ten ir cholesterolį, ir kraujagyslės, jis yra aukso vertės, irgi iš rytų medicinos kompanijose išgrynintas vienas, o čia sudėtas tokioje kompozicijoje. Tai jinai man paaiškino, kad šitos tabletės ant tiek turi galingą valomąjį efektą, kad organizmas tuo momentu nebūtų šokinėje būklėje, kad gautų iš ko staigiai atsistatyti, būtent įdėta ta spirulina, kuri turi visas maistingasias medžiagas, kurias aš minėjau. Ir amino rūgštis, ir B grupė, ir kalcį, ir magnį, dumbliai, kurie labai, kodėl jie išgelbės pasaulį, todėl, kad jie atsistato vos ne kas pusvalandį. Tose ežeruose, kur jie auga, jie labai greitai atkuria save. Ir Gausenas man kaip gastroenterologai labai padeda, kai yra rėmuo, kai yra sutrikęs, sustojęs virškinimas, kai yra dujų kaupimasis ir aplamai norint sumažinti cukraus, cholesterolio. Mums pirmoji eilėje pasako, kada nueinam pas daktarus, pas tave yra tas vadinamas metabolinis sindromas, tvarkykis cukrų, tvarkykis cholesterolį, gaunam kai kurių medikamentų ir panašiai. Jeigu dar nėra kritinė riba, tai mus palieka mitybos. Norint pasisveikatinti save, gauti gerus rodiklius, tai tikrai šitos tabletytės mums labai pasitarnauja. Ir iki šiol jos, aišku, pasitarnauja. Tik tai tiek, kad jas reikia labai greitai, nes jos konžakas turi savybę padidinti plotą, jisai įsiplečia, užima netgi prieš einant į kokį pobūdį, prieš žinant, kad ten bus daug valgoma, prieš tai išgėrus šitų tabletyčių su stiklinė, su 2 vandens, jūs jau užpildysit skrandį ir jūs jau mėgausitės akimis, nes jūs jau būsit sotus praktiškai, nebepervalgysit tiek tų vaišių ar kažkokio alkano, ypač keliaujant ar kažkur, kai nėra tos reguliarios
natūralios mitybos, tai labai labai gelbsti. Čia būtent norėjau parodyti, kad mes per savo gyvenimą ir labai įsipratiname ir daugiau mums reikia saldžių produktų, ypatingai mūsų vaikams. Tai pažiūrėkite, kas darosi. Eritrocitas, jis turi turėti nešti deguonį, o jeigu jisai aplimpa su cukraus, su gliukozės, va tai puslelė čia yra, tai patekti deguonį mažiau ir mažiau ploto yra. Ir todėl mūsų akių, inkstų kraujagyslės prie cukraligės, kai kraujas yra saldus, klampus, tasus, tirštas, labai pablogėja kraujotaka pirmoje akyse, inkstuose, kur tų kapiliarų tinklas yra labai didelis ir mes turim kaip komplikacijas, pėdos kraujotaka, taip pat diabetinės bėdas turime. Ir šiandien aš labai noriu užsogituoti, naudokime kuo mažiau saldžių produktų, saldumynų, žiūrėkime sudėtis, kuo mažiau miltinių gaminių, ieškokime tų natūralių produktų, cukrų ieškokime vaisiuose, uogose, natūraliuose produktuose, bet tikrai aš tikiu, kad šitą auditoriją ir valgant cukrus nebededa. Tikrai noriu tikėti ir palinkėti jums, kad šitai būtų jums, jūsų šeimai ir jūsų vaikams. Nes kuo saldesnis, kuo riebesnis maistas ant mūsų stalo, tuo saldesnis, tuo riebesnis jis patenka į mūsų virškinimo traktą, o iš virškinimo trakto, jeigu nenaudosim šitų preparatų, jis atsiduria kraujyje. Kraujas darosi tirštas, klampus ir neišvengti civilizacijos ligų, hipertenzijos, aterosklerozės, insultų, infarktų. Mes turėtume nuo šitų ligų atsitraukti, vien dėl to, kad jau esame šitoj salėje. Ir kompanija, žinodama mūsų tą polinkį saldžiai riebiai valgyti, pagamino preparatą pagelbėti mūsų tai kraujotakai. Visi mes jį čia vadiname Suečinfų, kraujagyslių valytojas. Tai yra tikrai stebuklas. Šitoks preparatas napokinazės dėka jau yra aspirinas, gal matė daug reklamų, yra ir vaistinėse. Jis yra pagamintas, irgi yra čia fermentas. Naudodami šitą preparatą, mes jau siūlome nuo 30, net nuo 25, nes jaunėja insultai, infarktai mūsų gyventojų tarpe, skystina kraują, neleidžia sulipti trombocitams, eritrocitams. Ir priedų, kada vartojate, nepadarykite klaidos, kaip padarė mano vienas kolega. Čia yra parašyta Visbom Water, jūs tikriausiai mokate anglų kalbą įsiversti. Šitas kapsulytės būtinai gerkite su šiltu vandeniu. Su šaltu vandeniu jos neveiks, nes yra fermentas. Šitie visi fermentai, napokinazės, bet kokie fermentai mūsų organizmą, ar tai jie skatintų baltymus, riebalus, amilazę, lipazę ir skatintų, visi fermentai veikia prie tam tikros temperatūros. Prie tos temperatūros, kur yra čia mūsų saulės rėzginyje, skrandyje, apie 38 laipsnių. Taip pat vandenukas turėtų būti šiltesnis už ranką. Karštas irgi blogai, jeigu jau gersim 50, fermentai visi žūva, irgi tą žinote puikiai. Nes kodėl mes dabar sakom, reikia gyvo maisto, struktūruoto maisto, kad neperskaityti, neperverti. Ką man pasisekė matyti, kodėl kiniečiai atrodo labai jaunai. Atspėti galima iš to, kad pas jų maistas, ypatingai daržovės, yra garimas, paruošiamas ant galų. Nėra pas mūsų, mes įpratę virti, perverti, kad tik tas bakterijas naikinti, o pasirodo darome klaidą. Bakterijas mums sunaikins statlės, skrandžio sultis, skrandžio rūgštis, jinai taip sudegina, kad galima šitą kilimą padaryti kiaurą, jeigu skrandžio rūgšties išplačiai lašiukas. Gana stiprus dezinfektorius yra skrandžio rūgšties, kad gauti visą maistingąją medžiagą. Tai būtent Suečinfų kapsulytės, jų veikimas yra rašomas, kad jos reikėtų 3 kartus, kas 8 valandas. Jeigu tikrai turime kokias, jau tikrai turime problemą širdies kraujagyslių
taip ir naudokit. Jeigu profilaktikai, manyčiau pakankamai geriant skysčių, susibalansavus mitybą, profilaktikai galima ir su viena kapsulyte gyventi. O kaip nurodyta yra, kaip nurodyta yra, kad kai jau turite, jums sako, yra cholesterolis, yra gliukozė, yra pas jūsų jau kaip stenokardija, kažkokie priepuoliai, kokia tai kraujagyslinė problema, aterosklerotinės plokštelės. Taip, mes naudojame jau dažniau. Galbūt, mano manimu, padidinti visada spėsite. Nejaučiat kokio poveikio ar kažką, kaip būna cypimas, ūžimas galvoje, kraujotaka. Tai yra kraujotakos smegenyse sutrikimas. Jeigu jūs nepasijautėt geriau, manau, jūs turite ir iki 3, iki 2, tai galimybę pasididinti. Tai yra absoliučiai natūralus preparatas, nežalojantis skrandžio virškinimo. Mums visiems duoda aspiriną, patyrus infarktą, širdies smūgį, ar kokias kraujagyslinės problemas, ar po kokių operacijų, kraujas skiedžiančius, dažniausiai naudojame aspirinai. Aspirinai, man kaip gastroenterologė, aš galiu iš karto pasakyti, už mėnesį 2 pas mane jau ateina su erozijom, su opom, tai yra agresyvus preparatas. Šitas, kada kartais užduoda klausimą, mes naudojame ten įvairius kraujo skiedžiančius ir šitos preparatus, tai palaipsniui eigoje galima gerėjant būklėje liekti ir ant suteičiamų kapsulių. Kaip atrodo poveikis į kraujotaką? Ką gi dar daro šitą kapsulytę? Šitą kapsulytę veikia ne tik tai į tą turinį, į patį kraują, bet stiprina kraujagyslių sienelės. Į kraujagyslių sienelės mes naudojame visai kitus preparatus, čia yra, kaip aš sakau, 2-3 viename faktoriuje teikiantis. Ir pati natokinazė, tai yra fermentas, sugebantis suskystinti kraują, sugeba sumažinti uždegimą ir reguliuoja netgi patį kraujo tekėjimą. Aišku, esant skystesniam kraujui, kraujo spaudimas visada bus artės į normą, jeigu jis yra padidintas arba susibalansuos. Atsiprašau, kaip laiko jūs rekomenduotumėte? Praktiškai čia yra, aš kaip pasakiau, nuo kada. Ir naudojimas visą gyvenimą. Aš manau, tai mane skandinavai išmokino, kad žuvų taukai yra naudojami nuo gimimo iki mirties. Ir skandinavai, kur turi tiek lašišų, kur turi tiek žuvų, kur jie su mamos pienu praktiškai šiauriečiai ir išgyvena tik tai tų nesočių riebalinių rūgščių. Ir kai jie man šitą pasakė, aš jais ginčytis negaliu, jie mokslininkai, jie tikrai tai rodė, nes pasirodo, organizmas negamina. Lygiai taip pat, kada tikra yra profilaktika vedama pas gydytoją ir kada yra žmogus skundžiantis širdies kraujagyslių problemų, juk visada bus išrašytas aspirinas arba kiti kraują skiedžiantys preparatai. Bet su šitais preparatais jūs pasieksite daugiau. Kadangi čia nelabai matosi, čia tokia grėsminga užsikimšusią kraujagyslę norėjau parodyti, dėja nelabai vizualiai gerai matosi. Ir kas nenori šiandien geros atminties, kas nenori šiandien, kad nebūtų galvos skausmo, kad nebūtų svaigimo, užėjimo, atsidėjimo, pašalinių reiškinių, kad nebūtų osteoporozės ar osteoporozės ir panašiai. Ir mano gydas, kuris pats pirmas man pasiūlė stiprinti organizmą, ką jisai man pasiūlė, tai pirmoji jis iškėlė lindžį. Kas jau buvo Tailande, turbūt parsivežė lindžį įvairiam pavidalį ir kapsulių, ir pačių grybų ir panašiai. Tai yra tikrai šituose Kinijos rytų kraštuose, pietryčių Azijoje paplitęs grybas. Jisai turi tą savybę, kad turi tokią rūgštį. Ta rūgštis vadinasi ganoderminė rūgštis. Jinai jungiasi su ląstelių fermentais ir įeina į ląstelių sienelės sudėtį. Ir ląstelių sienelė pas mūsų šiai dienai, galiu garantuoti, yra tokia, ką mes valgome.
visus skanius produktus, pavyzdžiui, kad ir obuolių pyragą, kur įdėtas pakelis margarino, jeigu valgome labai riebiai ir mėgstame labai riebią kiaulieną, tai mūsų ląstelių sienelė yra tokia, sudaryta iš kietųjų riebalų. Jinai tokia nelankstinė, elastinga. Aišku, jeigu mes naudosime tos vadinamus žuvų taukus, naudosime įvairius aliejus, mūsų taip tautai pažįstama ir žinoma linų aliejų, kokių dar ten egzotinių, kedrų riešutų aliejų, kanapių aliejų, jeigu panaudosite. Bet pirmo spaudimo ir labai šviežius, tai mūsų ląstelės sienelė bus tokia elastinga, minkšta, praleidžianti, mažiau bus tų kietų sienelių, pro kurias nieks negalime praeiti. Taip ateina toks laikas, kai mes duodame geras maisto medžiagas, bet jos negali patekti, yra kliūtis toj sienelė, neatsidaro tos būrelis. Ir būtent šitą ganedėlinį rūgštis įėjusi į membranų sienelės lipidus sugeba ir apsprendžia, ką darys šitą membranų sienelę. Ar jinai sugebės priimti tą, ką mes su maistu arba su tais savo skystaisiais preparatais atnešėm visas maistinės medžiagas, ar jinai sugebės dar ir kitom. Ląstelės pasirodo nėra taip, kad jos nieko vieną apie kitą nežinotų. Jis labai greitai perduoda per bangas, per vibracijas, per savo lauką, perduoda informaciją ir kitom. O ypatingai to užsima nervinės ląstelės, tai didžiausios kliotkinikės mūsų organizme. Jos priima informaciją, apdoroja, tau pasakysiu, nebuvai paskaitai, nesakysiu. O gal pasakysiu, jeigu pirksi preparatą, tada pasakysiu. Tai va, apdoroja ir perduoda informaciją. Šiandien šitos auditorijos misija yra perduoti informaciją. Jeigu neperduosit informacijos, ta informacija suges, jinai paliks neveiksni. Ir tai aktyvuoja smegenų kraujotaką, gerina atmintį. Turėjau pacientę, mergaitę, kuri naudodama klindži kapsulytės, palyginti nedidelių kiekių, sekančio apsilankymo metu, nors jos neturėjo atvykti, bet atvyko pasigirti, kad jinai pradėjo mokintis 10. Kol kas aš niekam negalėjau pasiūlyti iš savo pacientų, kad nueitų į vaistinę, nusipirktų kokį tai preparatą, kuris pagerintų atmintį. Man dažnai auditoriai sako ginko bilobą. Atidarykite, atverkite kapsulytę ginko bilobos ir aš manau, jūs kiekvieną dabar jau madinga yra gyvūnėčius auginti savo aplinkoj, galite patys pasigaminti. Ypač jeigu lemų gamybos, tai ir ten su koteliais, su viskuo, grubiai sulaužytas ginkmedžio lapas, įdėtas į kapsulę. Gerai, jeigu ten viskas gerai, gal 30% to džiovintos medžiagos ir praeis pas mūsų. Taigi, šitas lindži kapsulės turbūt jūs visi naudojate, tai yra vienas iš pirmųjų priešstresinių preparatų, labai efektyviai padeda migrenos, nemigos, aterosklerozės, osteochondrozės, insulto, depresijos, endokrininės sistemos sutrikimo atveju. Kodėl šita kapsulė yra vadinama moduliatoriu? Jinai irgi veda mus į tą balansą, į tą pusiausvyrą. Kaip jos atrodo, kaip jūs jas vartojate, čia turbūt kompanija visada siūlydama jums ir teikdama informaciją, visada paminė apie šitas kapsulės. Per šitokią dabar informacijos rautą, šitokių technologijų ir šitokių streso laikotarpį ir viską reikia greit padaryti ir panašiai, aš manyčiau, daugelis vyresnio amžiaus vartotojų sako, neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau toliau dirbti ar bendrauti be šitų kapsulyčių. Tikrai pajaučia poveikį, o aš turiu vieną mokyklos direktorę, kuri labai kankinosi galvos skausmais ir nelabai kas tą priežastį, tai jinai tiesiog šitas lindži kapsulytės dievina, šitą kompaniją jai patapo tikrai ir verslu, ir darbu, ir per savo patyrimą mes galime daug informacijos perduoti. Kaip mes esame įpratę, mes labai daug to nematerialaus pasaulio nematome, nors sako, čia aplinkui pas mus yra dar dvigubai didesnė auditorija, kaip manęs kartais klausia, iš kur tie mikrobai atėjo, jų čia pilna, jeigu mes pamatytume, turbūt ir įsigastume,
kiek čia parazitų, kiek kirminų kiaušinėlių ir panašiai išbėgti iš tos salės, ne tik su dujokaukė, bet ir dar su priešmariniu kostiumu. Tai galbūt mūsų tas suvokimas, kol pats nepačiupinėjai, kol pats per save nepajauti, tol turbūt negali ir kitam patarti. Ir labai smagu, kad jūs visur norite tą įsitikinti. Ir kaip veikia tie vaistingieji grybai, būtent grindžikapsulytės. Pirmoje eilėje mes turime tokią sudėtinę sistemą, kaip aš sakau, turime dvienukus mūsų organizme – nervus ir endokrininę sistemą. Tik pamatom nervų sistemą kokį nors vaizdą, per endokrininę sistemą mes sujudinam visą organizmą. Mes arba bėgame, arba traukiamės, arba slepiame, mes pajaučiame tą galingą endokrininės ir nervinės sistemos ryšį. Jeigu mes nieko negirdime, nieko neveikiam, tai mūsų endokrininė sistema jokių hormonų neišmeta. Kokie yra hormonai, kokių mes dabar visi siekiame? Šiandien, kada pas mane ateina pacientas, aš labai paprašau parodyti dantukus ir prašau tą šypsenėlę laikyti kuo ilgiau. Pasirodo, ne šiaip savo išgalvota, pakėlus vien šitos raumenis, pakelkite visi. Vien šitos raumenis pakėlus, smegenys gauna informaciją ir pradeda gaminti laimės hormoną. Taip kad kodėl tie amerikiečiai tai prašo šypsotis visose parduotuvėse. Kada nuvažiavau į Ameriką ir pasiėmiau į kompaniją savo sesę, sakau, tu mokinkis šypsenos. O kad išmokti amerikietišką šypseną, reikia paimti pieštuką ir 8 dantis parodyti, kam bus pieštukas. Aš galvoju, kad čia jumoras. Einam prekybos centre, žiūriu, stovi aprengtas manikenas ir pieštukas ir 8 dantis matosi. Tai tikrai dovanokim šypsenas. Savo artimiesiam ir greičiau tie hormonai pasigamins vieno raumenų judesių, jeigu mes žemyn. Ir ką mes streso metu padarom? Kūprinamės, slepiamės, saugomės, arba pradedam vaikščioti ir jungiam kitus raumenis nukreipiam. Vis tiek tą gėlį reikia kažkaip kompensuoti per kitus judesius. Taigi, vaistingieji tie grybų preparatai pagrinde veikia, kad jis veikia į tarpusavio sąveiką, o tikslas yra palaikyti tą neuroendokrininę sistemą homeostazę. Homeostazė tai yra mediciniškai pusiausvyrą, lygsvarą ar balansą, kaip jūs tą pavadinsite. Negalime nukrypti. Sako, didelis džiaugsmas ir didelis skausmas, tai yra beveik lygybės ženklas. Ta patį galime organizme sukurtyti visą sistemą lygiai taip pat. Tas toksai ir tikrai, ar tai įtakojo budizmas, ar tai religija, aš mačiau labai santūrius kiniečius savo elgesį. Jeigu amerikiečiai ten šypsosi per prievartą su manikenais, vaikai prieš veidrodį mokinami nuo mažens šypseną daryti. Tai kiniečiai santūrus, ramus, su pusiausvyra, minios jų daug. Bet nėra jokio tokio įvaizdžio, kad jie sudirginti, arba kad jie labai emocingai gerai nusiteikia. Pas jų balansas. Gal tai religija, gal aš nežinau. Bet kaip pagal tą filosofiją supratau, kad šiandien didžiausia vertybė išlaikyti pusiausvyrą. Visuose gyvenimo situacijose. O patologiniai pokyčiai, kurioje nors vienoje šitos sistemos grandinėje, ar tai nervinėje, ar tai endokrininėje, susitikė visą mūsų organizmą. Užtenka tik tai išeiti iš lygiuotės skydliaukiai, tuo atgal išeina antikščiai, kiaušidės ir panašiai ir prasideda endokrininės sistemos griūtis. Šiandien endokrininė sistema noriu pasidalinti. Dažnai tenka, kadangi prieš mano kabinetą yra endokrinologo kabinetas, vis daugiau ir daugiau ten sėdi viršsvorio turinčių pacientų. Ir vienas iš faktorių, aišku, cukrus, miltai, bet patikėkite, kas įdėta į mūsų maisto produktus, mes greitai auginamas per 2 savaitės turi užaugti viščiukas. Esat girdėję tokio? Negirdėjau? Jo, tie boileriai vadinami.
kad jie užaugtų įdėti augimo hormonai. Taigi mes tos augimo hormonus suvalgom ir mūsų ląstelės gauna tą pačią informaciją augti. Supratom? Ir kartais paklausiu, ką jūs labiausiai mėgstate šitų pacientų, sako vištieną. Aš jiem pasakau, kodėl. Netgi keičia lytį. Vyrams klubai, moteriški, krūtis. Viskas, hormonų disbalansas jau. Apie vaisingumą aš nežinau, ar ta karta galės pasigirti vyrų. Yra teigiama, kad ėriukas, gal avinuškius, triušiukas, ėriukas, jau sunku gauti. Bet gal turit sąžiningų ūkininkų, gal turite, kas augina savo kiemuose. Bet svarbiausia, kad neduoti kombi, kas yra kombikormo. Lietuvoje paukščių ūkis sunaudoja 6 tonas antibiotikų. Kodėl mes stebimės, nueinam pas daktarą, gaunam antibiotiką nuo plaučių uždegimo, jis neveikia. Reikia 2, 3. Mes jau antibiotikų gaunam su karvės pienu. Karvytės man veterinoriai prasitarė, kai rusai nebepriėmė pieno. Prasitarė, sako, karvytės vežiuojasi, serga mastitu, mainas eina į bendrą. Niekas nerūšiuoja. Dar buvo laikmetis, kai mes turėjom atskiras bandas vaikam pienų, bet dabar to nėra. O kenčiam visi. Taigi, kadangi mes čia susirinkome, ieškokime tų veikliųjų medžiagų, su kuriais galėtume pabėgti nuo šiuolaikinių problemų ir užtikrinti savo organizmo bei reguliacinės sistemos kokybės funkcionavimą, šalinti toksinės medžiagas, riebalus, cholesterolį, išvirškinamojo trakto ir kraujotakos. Ir kitas dalykas – normalizuoti rūgščių šarmų pusiausvyrą. Šitą turbūt irgi esate ne kartą skaitę, kaip tą susinormalizuoti. Ir būtinai turime gauti tų vitaminų, mikro-makroelementų. Ir kad būtų geras pasisavinimas. Ne tą, ką valgome, o tą, ką pasisaviname. Ir ką gavo mūsų ląstelė. Yra dar kitas preparatas, vadinamas Sanbao. Jisai yra kaip ir skystasis korticepsas, oral liquid, bet jisai sumodeliuotas. Autoriai, gamindami šitą preparatą, žino mūsų bėdas, žino, kad mes turime viršsvorį, kad mes turime cukraligės, kad mes turime spaudimą ir kad mūsų sąnariukai ne visada lankstosi taip, kaip mes norėtume. Kad mes turime ir stuburo, ir problemų, ir druskų nusėdimo, taip vadinamai įvairiai. Ir dėl to buvo įdėta labai įdomi veiklioji medžiaga, kuri mums, europiečiam, galbūt nelabai priimtina, kai kam ir šiurpą krečia, tai yra įdėtos kalnų skruzdės. O skruzdėlytė nors vieną matėt, kad jinai sirgtų reumatu, nors gyvena drėgnoje, nors nešioja didelius rastus, be sustojimo juda, reiškia, iš gamtos yra logikos. Tas skruzdžių rūgštis, kaip anksčiau gydydavo sąnarių uždegimą į skruzdėlyną, įdėjo ranką, koją, gydydavo, žinojo mūsų liaudies medicina, žinojo šitą savybę, skruzdžių rūgščių poveikį. Ir jinai teikia kaulo, kremzlės, kepenų, inkstų, smegenų, kraujagyslių sienelės, ypač kai jau turime lėtinius užsitęsusius procesus. Aišku, jau mums palietė kaulinę sistemą, jau tikrai medžiagų apykaita jau yra ne pirmus metus nualinta, sutrikusi, arba nuo ilgo kavos gėrimų, kas už kavos gėrimą ir kas prieš. Būtų įdomu. Gerkite kavą iš žaliosios, iš žaliųjų pupelių, tada jau sutinku, bet iš tos, kur yra suderinta, onkologinės medžiagos yra akrilaminai. Taip, kava dirba mūsų depo sąskaitą. Mums tą matę pakeliam, kaip atveju botanos kava yra. Paskui vis tiek organizmas savo atsiima, nes pažeidėm balansą. Taip, dabar darom nesubalansuotą mokslininkų nuomonę. Mes laukiam. Aš sakyčiau, beveik per pusę yra prieš, pusę už.
įvairių, bet kada renkatės kavą, būkit preciziškai prie kavos, žinokite, kokią skaityti. Jo. Jeigu jau užtik karti, tai aišku, tai ne kava. Jeigu reikia pieno prieiti ir daug cukraus, tai ne kava. Tikrai ne. Tada jau bus cukraus, tada jau bus pienas, bet ne kava. Ir ką daro Sambao, irgi dalyvauja pagrindinėse medžiagų apykaitos pertvarkymo, reguliavimo, veikia imunitetą prieš uždegiminę neuroreguliacinius ir gijimo procesus. Šitos preparatus mes gana sėkmingai įjungėme onkologiniams ligoniams, vietinėmis ligomis sergantiems ligoniams, kada yra atliekamos švitinimo procedūros, kada yra naudojami cheminiai preparatai. Šičia Kauno klinikos onkologai ganėtinai daug yra paskaitų mums skaitę ir gavę teigiamų rezultatų, kadangi tyrė kraują prieš preparatų įvedimą, po preparatų įvedimo teigiamų rezultatų. Jau yra atliekami netgi klinikiniai tyrimai mūsų šitose, jūsų kauniečių klinikose. Ir galiu pasakyti vieną praktinį atvejį, kada ligonis po smegenų auglio buvo iš Vilniaus išsiųstas namo, tik tai paliktas greitosios pagalbos ir morfijos likimui. Tai šeima ganėtinai dar ilgai ir gražiai sulaukė gimtadienio, tai buvo prognozė mėnesio 2, bet tai prasidėsi dar iki 6 mėnesių gražaus bendravimo, vien naudojant skystai sudėtingai preparatus. Tai yra gyvenimo kokybė visiškai kitokia. Morfijus tai tikrai stato kvėpavimo centrą, sekina ir kada jau pradedam su morfiju, tai jau tikrai medikai yra teisūs, kad mūsų išeitis žymiai greitesnis. Bet pagalba bus skausminant ir moralinė kažkokia pagalba artimiesiam, kad nematome artimo kenčiančio žmogaus. Dviprasmiškai padėtyje esame. Ką pasirinksime? Taigi, tas mano išvardintas Sambao 3 brangenybės, čia yra jūsų sponsoriaus, kompanijos kauniečių vadovo Alvydo nuotrauka. Jisai nebereikalo parodė, kad šitas preparatas yra kuris skruzdėlinė, kad skruzdėlytės per kiniečių kitokias didelės skruzdės gelbsti mūsų sąnarius, mūsų kraujagyslės, mūsų ląsteles ir mūsų imunitetą. Kągi daro Sambao šitas preparatas? Tai yra pagrindinė veiklioji medžiaga, irgi, kaip mes sakom, korticepsas. Ir dar šalia yra, mokslininkai niekaip negalėjo atskleisti, kasgi ten veikia, tai prieš uždegimiškai, prieš nuskausminančiai. Tai išskyrė grupę veikliai, vadinamą polisacharidų ir skruzdžių rūgštį, kuri sugeba sumažinti cukraus, cholesterolio kiekį kraujyje, gerina limfos tekėjimą, imunitetą ir ne tik tai padeda širdies kraujagyslių virškinimo sistemą, bet ir jungiamajam audiniui, kauliniam audiniui, kuriam mes tikrai prieimą turime ganėtinai apsunkintą. Ir tokių kaip lėtinių užsitęsusių ligų, kvėpavimo takų ligų, bronchinės astmos, alerginių ligų atveju, kombinacijoje su kalcio kapsulėm ir korticepso preparatais alerginės ligos ganėtinai žymiai lengviau ir greičiau yra sutvarkomos. Mes nesakom niekada, kad mes gydomės nedardarai ir naudojame tos preparatus, tik tai balansuojame ir vairai padeda mūsų organizmui. Nes apie šitos preparatus mūsų gydytojai ir kolegos, turėdami didelę informacinę patirtį, didelį darbo krūvį, jie domėtis ir padėti ne visada suranda laiko. Ir pagaliau požiūris, noras daug ką nusprendžia. Kaipgi mes tą savo imunitetą galime pagerinti?
Šiai dienai yra žinoma, kad imunitetas 80–70 procentų imuniteto yra mūsų žarnyne. Kaip mums sutvarkyti, kad tam žarnyne nebūtų to blogo, to dujų kaupimosi, pūtimo, to sunkumo jausmo, kaip subalansuoti? Pasirodo, žarnyne yra dvi grupės bakterijų, gerosios ir blogosios. Ir dėja yra centro bakterijų. Gerosios gali pertekti į centrą, blogosios irgi gali pertekti, kurių daugiau yra. Ir ką daro gerosios bakterijos? Gerosios bakterijos mums linki sveikatos ir ilgo amžiaus ir geros savijautos, o blogosios bakterijos jos turi būti, atsiminkite, šauktuką tegu. Mane kartais kaip gastroenterologo prašo, panaikinkite. Bet sakau, 10 Dievo įsakymų yra vienas iš pirmųjų nežudyti. Negaliu išnaikinti. Tos blogosios bakterijos mūsų ruošia po mirties, kad suardytų mūsų kūną. Supratot, jūs atlieka nepaprastai gerą darbą. Mes negalėtume išeiti į lauką, jeigu nebūtų tų blogųjų bakterijų, visur būtų kvapai. Kodėl su gerosio maisto nevalgome? Todėl, kad ten apsigyvena blogosios bakterijos, jeigu jas kažkur ten išvežame, įkasame žemę, kas su jau su tom išsiskirsto, nieko nelieka. Taip ir su mūsų kūnu. Nu dabar mes jau perėjome prie kitos tradicijos, deginam, bet kada dar šitą auditoriją tikrai atsimena, kai buvo šarvojimai namuose, atsimena, kai nebuvo skrodimų, kai būdavo vasara, ypač kai perkūnija, ką matydavom? Matydavom blogųjų bakterijų darbą, jausdavom blogą kvapą, tinimą, mėlynavimą. Taip, kad šitos bakterijos turi išlaikyti tarp savęs draugystę. Pusė turi būti tų, pusė tų. Gerosios bakterijos mums gamina B grupės vitaminus, mums atstato žarnyno gleivinę, padeda suvirškinti tą nesuvirškintą šiukšlyną, kurį mes išmetam. Žievelės, lobelės, ląstelieną, visokius pektinus, daržovių, vaisių, jos tik tai laukia, o mes jų duodam lietuviai labai mažai, labai mažai. Aš tikiu, kad mes visi čia mažai, nes laukiam savo derlių, su tuo atvežtiniu nelabai. Aš turėjau savo priėmime mergaitę, kuri per pusę metų sugalvojo naudoti egzotinius vaisius ir saldžiuosius gėrimus ir sultis. Ir žino, kas jie atsitiko. Jinai priaugo 30 kg. O kaip jūs numesite? Tai va. Ir kas mums padeda šitam žarnyne daryti tvarką, o čia yra sansin vadinamas. Jums visiems gerai pažįstamas sudėtyje esantis alijošius. Jį naudojo lietuviai senai, kiekvienos palankės augino. Man teko dar klausyti Šimkūnaitės paskaitų ir jinai prašydavo mūsų. Tik nepridėkite alijošiaus, tik nelašykite alijošiaus, pirkit iš vaistinės, nucentrifikuokit tą alijošiaus oksalatą, kad jis nesukeltų polygų, kokių erozijų, uždegimų. Aišku, auditorija man atsako, mums nieko nebuvo, mes naudojom, ačiū Dievui, jūs iš tų laimingųjų, bet yra tie, kurie gali pabloginti savo. Taigi, alijošiaus ekstraktas yra iki šiol efektyvus, veiklus. Šitoje sudėtyje jis labai gerai padeda prie skrandžio žarnyno erozijų, kūnų degimų, ginekologinių susirgimų. Anksčiau atsimenat, tokius stiklakonius leisdavo akių ligoms ir panašiai jis ir imunitetą koreguoja. Ir kitas įdėtas grybas, ganoderma vadinama. Labai įdomus grybas, neteko matyti, sako, neturi koto, net neįsivaizduoju. Gal jūs dažniau lankydami Kiniją gal jį parodė. Bet aš kažkaip iš tų emocijų apie tą ganodermą ir užmiršau savo tradicinės kinų medicinos žinovo ir paklausti. Taigi čia tas imunitetas, kas čia vyksta, kiek čia tų ląstelių subėga, čia yra grynas mūšis karo laukas. Čia yra atėjo bakterija ir kraujas siunčia apmokytus, neapmokytus, aukštesnio lygio, žemesnio lygio antikūnius ir ląstelės, kad tik tai tą svetimkūnį sunaikinti. O žinote, kaip mes galime svetimkūnį savo skrandyje padaryti? Jeigu tik tai nekramtome maisto, skrandis priima šitą maistą kaip svetimkūnį. Ir jis tada gamina labai daug druskos rūgšties, skrandžio rūgščių.
Todėl, kad mes per anksti išleidžiame savo kramtomąjį aparatą į pensiją. Kramtyti, kramtyti, kramtyti. Tik burnos gleivinėje, tik liežuvyje yra receptoriai, kurie nusiunčia signalą čia į centrą, pasako šitam kompiuteriui, paruošti tą ir tą, įjungti kepenis, įjungti kasą, skrandį, paruošti tokiam vaistui. O mes praleidžiam šitą svarbią informaciją, mes turim skrandį skaitiklių, sunkumą, nevirškinimą, pilvo. Kaip pagerinti kramtymą, aš kaip gastroenterologas, aš tokių kruopelyčių pavarstau. Pasibarstykite moliūgų sėklų, saulėgrąžų sėklų, kanapų sėklyčių, graikiško riešutėlio išlukštento, tos košės. Ir kramtymas, kaip dainuosit ryte, kramtymas atsiras jums ir jūsų vaikams ir jūsų šeimoje. Ir bus mažiau tų rūgščių kilimo, skrandžio sustojimo, gerlo ir šarnyno. Tai čia galbūt praleiskime tas sudėtingas dalis, ką reiškia tas imunitetas. Kažkaip mes čia pavėluotai atsidūrėm Kinijoje, man atrodo, čia ne tam, kas sėdė mum įdėta. Ar jums nėra ryšio tarp pasta mėgui arba rožių pastos į šitą paveiksliuką? Čia yra rožė, ne? Tas mūsų Feniksas ar kovas, kuris apsaugo, o čia ta kariuomenė. Čia žarnyne, nes tas rožės pasiunčiam ir pamaitinam šitą kariuomenę, kad jinai būtų stipresnė, kad jinai kovotų su mumis. Man pasisekė aplankyti Kinijoje 74 metais atrasta imperatoriaus kariuomenė pagaminta iš molio. Visi kareivukai, kokie jie buvo, originale, nesulaidoti prie imperatoriaus kapo gyvi, bet padaryti iš molio figūros. Tai va čia yra paveiksluotos tos skulptūrėlės. Čia imperatoriaus apsauga, taip kaip mūsų žarnyne yra tų gerųjų bakterijų apsauga ir jas reikia pamaitinti. Kompanija pagamino pastą mėgui. Pastą mėgui, arba mes kitaip vadinam rožių pastą, pagaminta būtent iš rožių. Įsivaizduokite, Bulgariją nuvažiuojant už rožių eterinę aliejus labai brangiai moka. O šitoj kompanijai rožių pasta yra pati pigiausia. Tai yra pati veiksmingiausia, maitinanti mūsų gerasias bakterijas. Ir ten dar yra įdėta ne geroji bakterija ir yra įdėtas cukrus tachiozė. Tai kas sako, aš sergu cukraligė, pas mane padidintas cukrus, aš šito saldaus bijau. Čia yra ne gliukozė, čia yra tachiozė, visiškai nieko neturi ryšio. Tai gali šitą preparatą naudoti, turintis problemų su cukrumi kraujyje. Ir įdėta yra gerųjų bakterijų maistas, negerosios bakterijos. Gerosios bakterijos jūs nusiperkat vaistiniai, bet gerosios bakterijos jos veikia tol, kol jas naudoja. O čia jeigu po antibiotikų, po streso, po neteisingo maisto, po švitinimo, po radiacijos, po nešvaraus vandens išgėrimo, šitas rožių pasta pamaitina nors 2-3 dar likusios kažkur pasislėpusios gerosios bakterijos, jas pamaitina, ataugina ir yra įdėtas augimo, ląstelių augimo faktorius. Kompozicija yra Nobelio premijos verta. Tai yra preparatas, kuris mūsų imunitetą paruošia, apsaugo ir atstato. Žarnynui yra būtina. Jeigu turit užkietėjusius vidurius, jis tinka prie jų. Jeigu turit viduriavimą, tinka prie jų. Po bet kokio infekcinio susirgymo, po bet kokio antibiotiko panaudojimo, cheminio ar neteisingo maisto produkto suvalgymo, ypatingai kelionėse, visada reikėtų turėti pastą mėgui. Idealu, aš iš amerikiečių išgavau paslaptį, jie man pasiūlė, vėlgi, aš esu tas taupusis daktaras, nešu jums informaciją. Rožių pasta yra siūloma pagal jų schemą naudoti prieš miegą, kada jau nebevalgome, nebeiname į tualetą ir sudarome jai sąlygas kuo didesnį flotą tų gerųjų bakterijų sukontaktuoti, pamaitinti. O dienos metu mes išrumbo grupės ten darosi, ne? Visokių įvykių gali būti ir tos kavos išgeriam, ir tų saldžių, ir vaismedžių, ir panašiai. Ir labiausiai naikina gerasias bakterijas tai cukrus, saldumynai. Cukrus maitina mūsų blogąją mikroflorą. Ypatingai cukrų mėgsta grybelis, kandida, labai mėgsta stafilokokai, visikokai ir visos blogosios bakterijos. Jeigu jums jau yra pilvo pūtimas, dujų kaupimasis, jūsų
žarnyne dominuoja kovos su bakterijom. Prašau daryti viską, kad jų būtų kuo mažiau ir skatinti gerųjų bakterijų užsiveisimą. Jeigu jūs naudojate jogurtą gaminkite pačios savo. Jogurto gerosios bakterijos aktyviausios, veikliausios yra pirmos paros. Jeigu pirksite iš prekybos ženklų, jų gyvybingumas, aktyvumas krenta su kiekviena diena. Žiūrėkite, kada perkate graikinį jogurtą į išleidimo datą, bet ir tai yra bus tiesa, negaliu pasakyti. Taigi pasta miegui, čia yra viskas apie imunitetą molekuliniam lygyje, galbūt šitą būtų per sudėtinga. Kadangi žarnyno plotas atitinka 2 futbolo aikštės, tai pagalvokite, kokie ten yra galingi siurbtukai, kad susirgti visas maisto medžiagas ir sugebėti dar atskirti, ką panaudoti ir ką atiduoti į atliekas. Ir žarnyno gleivinė yra įvairiausių rūšių bakterijų. Jeigu jūs norite paprašyti gydytojų, kad tas jūsų žarnynas būtų sterilus, apie gyvybę nėra kalbos. Buvo toks eksperimentas padarytas, pelytės tiek gimusios buvo patalpintos į sterilius, kur 2 savaičių žuvo. Mes turime susipažinti su aplinka, kodėl vaikams ir kartais leidžiam ir tų rankų, ir tų higienos visų taisyklių, ir ar juos nužiūrėsim. Ne visada nužiūrėsim, ir skatinam. Ir kai kurie dabar yra medicininiai straipsniai, per didelė higiena irgi yra tam tikro imuninės sistemos silpnumo pasekmė. Bulgarijos darželiuose 9 vaikučiai mirė, pasirodo, jie gyveno tokiuose steriliuose namuose sąlygose, gyvuliai buvo suvirintų vandeniu ir viskas, jie atėjo į kolektyvą, gavo tokią infekciją ir imunitetas nebuvo. Žinot, kad vaikų imunitetas tampa panašus į suaugusių 3-5 metų amžių. Apie gerą imunitetą vaikų amžiui negalim net kalbėti, todėl jie ištisai virusai, ištisai slogas, ištisai kosuliai, ištisai pilvo pūtimai, raižymai ir panašiai. Jie adaptuojasi, jie prisitaiko, praeina tą brendimo augimo laikotarpį. Gana sudėtinga, mes tai galime jiems padėti. Šiandien jau bakterijos yra tyriamos ne tik tai, kad mes auginame jas servėse, bet jau yra tyrimas jų genetinis kodas. Yra atskira mokslo šaka, kauniečių, akademikas, Linas Kučinskas būtent dalyvauja šitų bakterijų tyrime ir kada mes, jis mano, yra grupiovas, susitinkam, tai pokalbis apie mikrobus, apie bakterijas žarnyne yra pats įdomiausias. Nes skaitosi, kad jau kauniečiai persodina, vyksta žarnyno persodinimas. Galime, jeigu turim labai nesveiką žarnyną, galime iš sveiko paciento gauti gerasias bakterijas ir kad jis taptų sveikas. Tas atliekamas Kaune. Įdomus dalykai. Galbūt tikrai čia yra sudėtingesnė tema ir daugiau medikų auditorijai, tik tai parodysiu, kaip atrodo ir nelabai sėkmingos skaidrutės, kaip atrodo, kad viršų yra sveikas žarnynas su gražiom skaitelėm, kaip kilimas skaitelės, turi užduotas paviršius didelis, o čia jau tos skaitelės nukarpytos. Ir viršui sveika žarnyno gleivinė, o čia jau pažeista ir grybelės, ir uždegimas, ir visos kitos bėdos. Negalime pamiršti hormoninį, ypatingai preparatą Princesė Perla subalansuotą moterim, bet tik ir vyram. Ar vyrai moka ją panaudoti? Puikiai. Moteris, jeigu tingit, jūs irgi galite bambos sritytis, klijuoti vaikščioti. Visai neblogai veikia. Ypač kas šeimoje nesuderina, kaip 3 dienos nebūtų kliūčių. Čia irgi veikia visą hormoninę sistemą ir turbūt šiai dienai medikai yra suradę jaunystės kvartetą, taip vadinamą. Kad būti jauniems yra toks teiginys, kad tik prasidėjus arba jau artėjant menopauzai turime visi naudoti hormonus. Bet ne tuos naudoja jaunimas, tai kontraceptikus, kurie labai stiprus yra jau sukurti labai
švelnus, bet aš sakyčiau, turint principą perlo, tai yra signalas tiesiog nepamiršti panaudoti. Tikrai. Nes balansą ir tą hormoninę griūtį, senėjimo griūtį, prieš senėjimą mes su princese Perlu galime labai gerai subalansuoti. Aš nekalbu, kad jau ten mes vietinį tą imuninę makšties gleivinę pagerina moteris, vyrai prostatą ir visą šlapimo takų, mažojo dubens, visą tą. Aš turėjau pacientę, kuri niekaip kokius preparatus nenaudojo, niekaip negalėjo sureguliuoti, kad žarnynas judėtų reguliariai, kad būtų kasdien, kad išsituštintų, išsivalytų. Vien tik panaudojus princesą Perlą, jį pati nustebo, sako, pradėjo žarnynas judėti, nes tie organai yra kaip kaimynai, vienas šalia kito, seneliai susiglaudžia. Jeigu labai blogai žarnyne, tai labai blogai bus makštyje, gimdoje, kiaušidėse, labai bus bloga situacija šlapimo pūslėje, inkstuose ir panašiai. Kol nesutvarkėm žarnyno, sveikam po šitam mažajam dubenį šituose organuose tikrai nesitikėkime. Šitas sudėtinis preparatas, jisai turi visą augalinę kompoziciją, turintis hormoninį poveikį, yra ir įvairiausių sudėtinių dalių, čia jau atskira, ginekologai apie šitą preparatą skaito netgi atskirą paskaitą, aš manau, ne vienas esat girdėję, tai užimtų tikrai nemažai to laiko. Higieninius paketus įklodus turbūt puikiai žinot, kaip atskirti, ko jie laužų. Apie Perlą norėjau paklausti, ar nuo cistų, didelį girdžiu ten parašyta, kad reikia jas. Cistos, kaip mes dažniausiai sakome, bet kad jų daugiau nebūtų. O cistos yra toks nenuspėjamas dalykas. Dažnai medikai jų neliečia, jos kartais pačios sprogsta, rezorbuojasi. Viena iš indikacijų, aš manyčiau, prie cistų tikrai yra tikslinga panaudoti. Ten yra platesnis aprašymas ir galite įgūti rasti. Įklodus turi, mergaitės naudoja taip, kad tai yra prieš mikrobinis, prieš bakterinis ir irgi kompanijoje mes žinome įvairių kitose srityse panaudojimo preparatų. Dantų pasta. Koks jūsų požiūris ir patyrimas? Ar naudojate dantų pastą? Bet sena geresnė. Aš šitą laukiu. Ar šitą laukiu? Ir aš dar vis dar kažkaip taupau šitą paskutinę. Ant tiek buvo ta mėta veikli, tos mėtos mes irgi turim, mes naudojame, bet ant tiek veikli, kad tikrai, kaip mūsų dvasinė mokytoja viena sakydavo, aš paimu ant vantos, šitos pastos užspaudžiu, uždedu ant danties, iš ryto aš atsikeliu viskas, kokia būna pulpa iššokusi, ar periodonto, ar parantozi, ar kažkas efektyvų, tikrai būdavo efektyvų. Ir kur tik tai jie nenaudodavo, ir bičių įkandimų, ir vabzdžių įkandimų, geras šaldytojas sutraukia kraujagysles, neleidžia nuodams toliau plisti ir didelis poveikis. Bet deja, kiek pastebiu, turbūt reikia, kai prarandi gerą daiktą, kada supranti, ką prarandi. Matosi, kad jau mes esam vertybių skalėje, mes jau pasidarėme iš rankos labai. Prisiminimą iš ją dar vis laikau skaidrėse. O gal dar ir grįž? O gal mes galime žinoti Reginos Solvidų paspaus kompaniją ir žiūrėkiniai ir tiubelis atsiras. Tai buvo klausimas generaliniam ir jisai pažadėjo, kad atstatys. Ir va. Taip. Ir kuo daugiau mes tų minčių pasiūsim, tuo greičiau šitą pastą visi. Laukiamės. Tikrai. Kaip mes greitai išlempam. Oi, šitas nuo kalų. Šaunu. Labai. Ir taip pat naudojame gėlės. Irgi Alijošiaus gėlės. Turbūt aš jį turėčiau garbinti ir girdinti. Kol kas jis mano kelionių palydovas, nes jis mane apsaugo nuo ultravioletinių saulės spindulių. Ne tik tai nuo to, ką ten rašo, režimai, įvestimai, įtekimai,
žaizdų gyjimas ir panašiai, bet didelis poveikis į ultravioletą. Tai yra natūralus apsaugos preparatas. Aš buvau liudininkė, kaip į Lietuvą buvo įvežti kremai iš Amerikos, apsaugantis nuo ultravioletinių faktorių. Ir šiandien tų faktorių pasakoje mes turime vitamino D stoką. Kadangi einame į plepus, išsitepame, ko mes tada einame į plepus? Gauti saulės, gauti vitamino D. Vitaminas D eina per odą. O jeigu išsitepame atmušant spindulius, mes turime gilėjančią osteoporozę. Gerai, jeigu dar pamirštame tos sūriuose jūros vandenyse, jeigu pasinaudojam natūralią jūrą, dar kažkiek tų mineralų prisisėmėm druskų, bet saulės parsivežam vis mažiau. Ir tikrai auditorija raginam prisitirkit vitaminą D, jeigu trūksta atsistatyti. Turime pasiekti. Kai kurie preparatai irgi nueina į istoriją. Nu ir kaip čia auditorijai, turbūt kas antra su tą koreguojančią aplinką. Tame dar yra. Yra tokių? Pažįstant? Pažįstam. Ateina į ofisą, įsiplikinus, susinuoginus, čia dabar trumpom. Tai žinau, savo koreguojantę aprangą, man karšta. Tai bet šitą koreguojantę aprangą aš asmeniškai savo patirties susidėjau Liepos mėnesį, kai tikrai buvo karšta. Ir visos kolegės man pasiūlė eiti tikrintis, ar aš nesirgu kokią ekologinę ligą. Labai gražiai pradėjo kristi šitas taukinės, mažosios taukinės sluoksnis. Ir aš atlaistinau kepenis, atlaistinau šią kasą, nes aš pasilenkdavau, jau vyras sakydavo, o tu sėdi, nes spaudė plaučius. Taip, nes mes mažai judame. Kodėl sugalvota šita apranga? Koreguojanti, gerinti mikrocirkuliaciją ir apsaugoti nuo visų šitų bakų, kur prieš mane stovi prietaisų, viso to lauko, magnetinio, elektrinio ar kokio dar ten, nežinau, visų techninių tų nuorodų. Kitas jo funkcija koreguoti laikyseną, tai išbalansuoja taip, kad atsilaisvina limfinė sistema, kuri čia yra gausiausia pažastyse, kur mes tepam visais dezodorantais, blogai darom, jeigu jie užkemšam, nes visi nuodai, įsilaisvina per prakaitą, sustiprina raumenis, mažina poodinius riebalus, tai tikrai tiesa, gerina kraujotaką, limfos tekėjimą, nyksta celulito požymiai, reguliuoja limfostazę, ypatingai krūties audiniuose, mažojo dubenio audiniuose ir temperatūrinį režimą. Taigi, koreguojantį aplinką, žiūriu, visuose ofisuose manikenai aprengti, bet man norėtųsi, kad ne manikenai nešiotų, o nešiotų tikri vartotojai. Nebent vandykis neatitiko. Patikėkite, jinai reikalinga yra. Ir kada yra galima išvengti įvairių mastopatijų, cistų, fibromų, pavyzdžiui, cistų atveju. Ir vieną rekomenduočiau šitą koreguojančią aprangą. Krūties audinių įvairių pokyčių profilaktikai, svorio korekcijai, mažosios taukinės sureguliavimui. Jūs žinote, kad mes turime dviejų riešių riebalus. Yra va čia protingieji riebalai ir čia riebalai, kurių mums nelabai reikia. O protingieji riebalai, tai jie pasirodo absoliučiai iš tų žuvų taukų, iš omega-3. Aš manau, kompanija irgi mums dar kada nors padovanos malonumą pasinaudoti jų gamybos. Taip pat yra kepenų kasos tausojantis poveikis, metabolinio sindromo profilaktika, liemens apimties korekcija. Dabar, kada jūs nueinate pas gydytoją, ar jūs dažnai dabar išmatuoja pilvo apimtį? Turi matuoti, kitaip jūs moterim leistina 80, vyrams 94, pasimatuokite grįžę metabolinį sindromą. Ir kaklojos osteoporozė. Taip pat reguliuoja netgi, patikėsit, nepatikėsit, koreguoja skrandžio kalbą. Ir dažnai, kada aš
Deja, jie jau būna pasikeitusios apimtis. Mažojo dubens organų sveikatinimas, stuburo, neuralgijos, laikysenos korekcija, žarnyno peristaltika. Ir pagaliau moteris pasijaučia moterim, yra geras psichoemocinis tonusas, pagerėja savivertė ir įžengiam į vidinio komforto zoną. Ir stabilios, ilgalaikės, teigiamos emocijos, ko mums šiandien labiausiai reikia. Merginos, kada įlendat į naują rūbą, kada jums yra depresija, jums siūlo nueiti į rūbų parduotuvę, nusipirkti ką nors. Tikrai pagerinti depresiją ir pyktis arba koks konfliktas žymiai greičiau išblėsti. Turime visą grupę priemonių, mes čia turime fizioterapiją savo namuose, tai yra operaterapiniai šiluminiai diržai, tiek juostinių, tiek kaklų. Kiniečio, amerikiečių ir japonų mokslininkai šitą audinį gamino apie 11 metų. Praktiškai tą aprangą ir šitos audinius, kuriuos mes čia matome ir naudojame, tai buvo skatinti ir pagaminti kosmonautams apsaugoti išėjus į kosminę erdvę. Mes praktiškai turime kosmonautų aprangą čia žemėje. Supratot, kokios aukštos technologijos panaudotos. O dabar iš viso ruošiame ekipažą į Marsą, tai manau dar tokių naujų išradimų ir patyrimų dar turėsime. Veikimo principas susilietų su kūnu, jos temperatūra kinta, nes čia yra aktyvios dalelės, labai jos veiklios, brangios, nanotechnologijų dėka, reaguoja į mūsų patologinius židinius, atstato kraujotaką. Kada masažistas mus masažuoja, o čia galime darželis patogiai, važiuojant mašiną, bet kur būnant, užsidėti, arba pagaliau išgyrus tą pačią kalcio kapsulę, kaip aš jums sakiau, užsidėkite, jeigu turit problemų juosmens ar kaklo srity, užsidėkite išėlius. Šitą zoną jums tikrai išgyrus Fenikso ar sudėtingo kordycepšo poveikis bus žymiai geresnis, arba jeigu turite skrandžio žarnyno, arba apranga, arba šitie diržai, jums tikrai bus tikra pagalba. Ką daro šitie visi apsaugos elementai? Didina to laimės hormono endorfinų kiekį, hormonų tarpusavio sąveiką, gerėja kraujotaka, uždegiminis procesas slopinamas, silpnėja skausmas ir sustiprėja organizmo sveikata. Be abejo, mes turime įvairių pleistriukų. Pleistriukai veikia tikrai, kas panaudoja, turbūt tikrai įsitikina, neveikia jau dar trijų. Neveikia? Nesupratau, ar nenaudoja? Ai, aš nerodau pleistriukų. Čia yra kažkas parodyta. Serumas veidai. Aš matau dvi skaidrės prieš tave, atsiprašau, aš aplenkiau laiką. Jo, labai ačiū per pastabą. Taip, kompanija įžengė į labai plačią sritį, ne tik tai kūnui, bet ir grožiui ir jaunystei. Dabar pasaulis pažengė į tiek, kaip aš sakau, iš prabangos ir nori būti jauni, ir sveiki, ir turtingi, ir panašiai. Taigi, tas serumas veidui, sako, prilygsta plastiniai operacijai, bet naudojamas nuoseklus ilgas ir turbūt reikia ir kosmetologų, kad padėtų. Tai apie tos mano pleistriukus klijuojamus nebėra, yra kitokie, yra rudini, ne? Šitų nebėra, nebėra. Tas yra kitas. Veikia, yra ir purškiami, aš čia dar netgi visų produktų gal ir nesudėjau, čia turbūt reikėtų. Čia taip blankiai, nes matosi, padarytas kompleksas, nors gerai matosi užrašas. Aš taip manau, blankiai matosi dėl to, kad mums reikia visiems įsigyti ir atsigulti. Šiandien Albinas labai gražiai pasakojo. Sako, jeigu jūs jau visko turite, bet neturite dar šitos patalinės, tai yra dėl ko gyventi. Dar galima ir Kiniją aplankyti per tą patalinę, ir Japoniją, ir daug savęs sveikatinės. Aš neįsivaizduoju, kas gali būti prabangiau mūsų gyvenime, miegu ir gerėja kraujotaka. Miegu ir sveikstu. Tai čia jau iš viso tie Aladino kilimai ir kaip tie vadinami stebuklingi čiužiniai, ant kurių mes
ir jų veikimas, ir sveikatinimo. Yra grupė vartotojų, ypač kas turi žemą kraujo spaudimą. Su šitą pagrindą, sakė, tiesiog važiuoja kelionės ir be jų net neįsivaizduoja. Priklausomybė nuo jų organizuoja, riboja, skatina, reguliuoja. Vienu žodžiu, čia jau mes absoliučiai į kitą sferą, į sveikatinimo įeiname. Jeigu jau produktas atėjo į mūsų miegama, jau jisai turi būti labai ištyrinėtas. O žinote, kad čiužinius reikia keisti kas 7 metai. Aš manau, man prasitarė kompanijos vadas Alvydas, kad jau yra naujas čiužinis. Kad jūs jau turite kažką naujo patalinės ar kažką. Tai tiesiog sparčiai reikia viską vytis ir sėkmės jums naudojant naują produkciją, gero miego ir turbūt mes irgi einame į pabaigą savo pranešimų ir norėčiau, kad šitą auditoriją tikrai kaip aš sausio 2 dieną pavaikščiotų Kinijos sieną. Realiai pajaustų po kojų, kai niekas netrukdo, kai nėra turistų, kai viskas labai gerai matoma, medžiai neužaugę, nešalia, kai matai, kaip anksčiau žmonės vertino savo valstybę ir saugojo sienas. Šiandien mums reikia saugoti save, savo ląstelę sienas, savo organizmą. Ir aš tikiuosi, kad mes tikrai, turėdami galimybę ilgiau ir sveikiau gyventi, ne tik tai, kad branginsime kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kiekvieną gerą savijautą, gerą sutiktą žmogų, gerą išgirstą žinią. Sėkmės. Ačiū už dėmesį. Labai daug keliaujate. Tik nesenai prieš savaitę grįžo iš kelionės ir po savaitės vėl į kelionę. Ir čia matėt Kinijos sieną. Truputėlį mumis pamokinote ir kiniečių kalbos. Ir tikrai kompanijos dėka ir mūsų pačių dėka 200 kompanijos narių iš Lietuvos birželio mėnesį keliausim į Kiniją, į Japoniją, turėsim labai gražią kelionę Luizą. Kiek iš šešėlėčių keliausim? Pakelkite kas. Olikai. Ir tai po prieš kelionę mes laukiame svečių iš Kinijos, mūsų vadovų, mūsų įkūrėjo, gerbiamo pono Jurgėj, filantropo. Tai yra mokslininko, biologo galimybė švęsti šventę ir susipažinti, ypatingai mūsų naujokai. Ir gydytojai, žinau, kad jūs neturite dar bilieto priekimo į šitą šventę, kurioje mes gausim dovanų, naujų produktų. Ir šio susitikimo garbei, jūsų atvykimo, aš gavau tą nuolaidą. Bilietas ne po 12, ne po 20, ne po 12 eurų. Kas nusipirkote, kas dar gali išeidami, pasinaudok šitą progą. O šitą bilietą išeisim jums. Gydytoja po darbo atvažiavo pas mus. Dabar nenukrauja tik išvažiuos. Daduotas tik grįž, rytoj vėl į darbą. 24. Kad grožis nenukentėtų. Mūsų pagalbinė savo.
namas jums naujo suteikiau, tai būsiu labai laiminga. Ačiū. Ačiū.